Sveiki draugai, atėjo dar vienas siuntinukas iš Kinijos. Čia, kaip manau, yra prožektorius. Iš karto pasirašiau kalną baterijų. Na ką, įmam neužmušamą peilį ir žiūrim. Rašo, kad kainavo $11. Na, bet tai mokėjau aš eurais. Ir eurais buvo gal 12 eurų, negaliu dabar tiksliai pasakyti. O svorį rašo 330 gramų. Štai kam įdomu. Gerai, žiūrim, kas yra viduje. Na, štai pasižiūrėkit patys. Čia yra USB jungtis. Čia reikia kraunamų akumuliatorių, nes taip pat čia kraunasi nuo saulės. USB jungtis pasikrauti telefoną ar dar kažką. Kam įdomu, spaudžiam ant pauzės, skaitome. Na, dėžutė, kaip matote, tokia palamdyta ganėtinai. Daužyta. Nu, tikėkime, kad viskas viduje veiks. Nieko nebėra. Jo viršus, įkraunama saulės energija, USB jungtis, prie prožektorių yra laidelis, pakrauti patį prožektorių, teisingiau jo baterijas, kurios turi būti pakraunamos, baterijų čia nėra. Nu, įdėsim paprastas, dabar ir įdėkim išbandyti. Taip. Kaip čia reikia dabar? Štokiu. Rankenėlį pasikabinti. Matome, taip. Automatiškai užsidėgia tik prikėlus. Šviesa ganėtinai ryški. Galima prietemu, mažiau šviesos. Tai. Užgesinsiu šviesą, pažiūrėsim, kaip jis šviečia.
Na, kaip matote, šviečia gerai, apšviečia viską. Sumažėjo tik biškelį šviesos, bet taip, o tikrai viskas, kaip matot, matosi. Čia gamtoj, palapinė ir dar kažkur tai geras dalykas tikrai, manau. Čia super šviesu. Apšviečia visą kambarį. Matote, visur šviesu. Taip kad daikčiukas vertas dėmesio. Kągi, keliam pirštus į viršų. Spaudžiame laikus, prenumeruojame kanalą. Daliname su draugais. Iki, mieli draugai.